Sveiki, mėlyjei Alko klausytojai ir žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis, Verslo balsas ir grįžtame prie savo pamėgtos temos, nors žinoma galėtume pamėgti ir švelnesnės, šviesesnės temas, bet krizė. Ir ar laukia ekonominė krizė Lietuvos? Jeigu taip, kada, kokiom sąlygom ir pagaliau, ar atėjus kriziai mes galėtume ją suvaldyti? Šiandieną, tai tiksliau prieš kelias dienas, vėl žvilgterėjau į finansų analitiko Stasio Jakeliūno tekstą, kuris vadinasi Lietuvos krizės anatomija, ir turinyje yra klausimai arba skyriai, kurie, lyg ir šiandieną būtų parašyti, nors realiai knyga yra parašyta, išleista prieš 6 metus. Taigi, reikia pinigų? Pinigų yra. Lietuva finansinėje aklavietėje? Klausimas. Kodėl artėjanti krizė smogs be gailesčio? Čia 10 metai. Kaip valdyti valstybę ir įveikti krizę? Esminis klausimas. Gerai, tai tokia būtų mano įžanga, o dabar sveikinuosi su pačiu Stasiu Jakeliūnu. Labadiena, Stasi. Sveiki, gyvi. Ir Metro sąjūdžio vadovu Juozu Zykumi. Labadiena. Labadiena. Taigi, garbusis Stasi, gal mūsų vis dėlto klausytojams primintumėte, kokiose aplinkybėse ir kokiu metu gimė šitas tekstas. Mes jo daugiau neanalizuosim, nes jūs taip nuoširdžiai prieš laidą prisipažinot, kad jau ir primiršot jį. Natūralu, žmonės negali prisiminti visai tiksliai ir cituoti 6 metų senumo teksto, bet atrodo jisai savalaikis, o 10 metai ir 16 tai skiriasi. Šitas tekstas gimė ne per vienus metus, pradėjau rašyti 2007 metų pabaigoje. Dar prieš krizę realiai taip jau jautėt, kad jie ateina. Kitaip sakant, 2006 metų lapkričio mėnesį aš radau 2 tekstus tuometinio, ir dabar aš jį prenumeruoju, toks yra Nurėlis Rubinis, ekonomistas vienas žymiausių pasaulyje, numatęs visą tą krizę, kaip jinai klostysis, 12 etapų išdėstęs paraidžiui, ir taip ir įvyko viskas. Tai 2006 metų lapkričio mėnesį aš perskaičiau 2 tekstus apie pavojus Baltijos valstybėms, kur apie einamąją sąskaitą, deficitą didžiulį rašė, kas tai yra, nelabai kas tuo metu domėjosi, ir apie tai, kad mūsų bankų sistema yra smarkiai priklausoma nuo išorės finansavimo. Kitaip sakant, mūsų skandinaviški bankai prisiskolino iš savo motininių bankų. Ir tie 2 veiksniai, arba kitaip sakant, tie 2 skaičiai, rodikliai, apie kuriuos ten rašyta buvo, signalizavo, kad jeigu kas nors prasidėtų pasaulyje kažkokie procesai, tai Lietuvoje ir Baltijos valstybėse prasidėtų didelės problemos. Tai kad nuo 6 metų pabaigos pradėjau rašyti 7 metais, tie tekstai galų gale susidėliojo į kažkokį tą knygą. Taip, kad čia galima sakyti nuo 7 iki 10 metų vidurio, sudėtos tos mintis tekstai, jie surišti tam tikrom, įžangom skyrių ar panašiai, įvadų, apibendrinimų kažkokių tai. Taip, kad tai yra toks darbas, tęstinis, aš manau, tęsiasi jis ir dabar, nes toliau mąstau, toliau rašau. Tai gerai, bet įdomiausia buvo tas, kad jūs jau tą pamatėte 2006-ųjų, pastebėjote šitą procesą, o mūsų politika dar 2008 metų pabaigoje dar kai kas sakė, kad ne, nieko panašaus. Matot, dabar jau yra tos informacijos daugiau, šiek tiek atviriau žmonės šneka, tas pats buvęs finansų ministras Šadžius jau, yra pripažinęs man ir privačiai, ir viešai yra pasakęs, kad tokių ženklų ir finansų ministerijos analitikų, ekonomistų raginimų kažką tai daryti, dar buvo jau 7 metų pabaigoje, 8 metų vidury. Ir aš pats buvau susitikęs su tuometiniu ministru Šadžium pirmoju, kaip aš vadinu, 8 metų balandžio mėnesį. Ir sakiau, gali būti rimtų problemų čia. Tai aišku, jis jau jautė, jau nerimavo. Bet nenorėjo pripažinti, ko gero. Viešai pripažinti, tai reiškia dar galbūt paleisti tam tikrą signalą, kad bus problemų, tada žmonės, verslas dar imtų mažinti tas investicijas, pradėtų. Čia kaip gandai apie bankus, tai yra pavojinga, ne? Ir apie bankus pradėti kalbėti, kad bankai turės problemų, bankai labai rizikinga veikla, ir jeigu pradėti sakyti, kad bankai gali turėti problemų, žmonės pradės atsiminėti indėlius, tie patys bankai nustos skolinti. Taip, kad aš suprantu politikų motyvus iš tikrųjų, nešnekėti apie tai viešai smarkiai labai daug, tačiau ką jie turėjo daryti dar 6-7 metais, tam, kad krizės pasiekmės būtų švelnesnės,
Čia iki šiol neatsakytas klausimas ir aš manau, Lietuvoje reikia užbaigti, pradėti tyrimai tam tikri krizės. Buvo oficialūs, reiškia, Lietuvos Seimas šiek tiek tyrė, biudžeto finansų komitetas, Švedijos parlamentas šiek tiek tyrė. Manau, tą visą informaciją reikėtų apibendrinti, sudėti vieną vietą, padaryti politinį vertinimą, pasakyti, kokios yra priežastys, kokios pamokos, kas galų gale, kokios institucijos, neieškant čia raganų medžioklio neužsiima, bet kokios institucijos ko nepadarė arba ką galbūt per daug darė, skatindami kreditavimą, skatindami tam tikrą plėtrą nepagrįstą, netvarę reiškia. Ir tai turėtų būti pagrindas mūsų ateities prevencijai krizių ir tokie dalykai kaip greitieji kreditai, pavyzdžiui, kas dabar vėl suklestėjo kaip pokrizinis toks reiškinys, jo apskritai Lietuvoje neturėtų būti, jeigu mes suprastume, kodėl ta krizė kilo ir kaip ją reikia valdyti. Pone Juozai, iš Stasio Jakeliūno aš suprantu, kad pamokų gavom, o štai ar išmokom, tai jo balse aš girdžiu didelę abejonę. Ir suprantu, kad praktiškai neišmokom. Ką jūs galvojate? Na, žinoma, tie, kurie daugiausiai nukentėjo, tai tie dabar skaito, neskaito, studijuoja gerbiamo Stasio tą knygą ir dedasi į galvą. Užtat, kad kas praėjo, tai iš praeities, iš klaidų reikia mokintis. Mes tada nesidomėjom verslas, kadangi aš atstovauju verslą, tai atvirkščiai mes mažai turėjom informacijos ir net paskutiniais metais dar mes stengiamės daug dirbti, nors žinojom, kad su mumis neatsiskaitys, kad bankrutuos daug ir taip toliau. Dirbot į orą. Tai dabar ta knyga ir tos mintys, kurios ten išdėstytos yra, labai praverčia ir tie, kurie masto, kurie nenori patirti tą, ką jau patyrė, o kaip galiu pasakyti, kad buvo priverstas atleisti pusę darbuotojų, virš 200 darbuotojų. Tai 2008-2009 jums, ar ne? Taip, 2009 metais. Ir 5 kartus sumažėjo apimtis ir 10 milijonų buvo nuostoliai. Tai dabar nedaryti krizės, nedaryti išvadų iš buvusios krizės, tai būtų, kaip sakoma, vėl bus pasiekta tas pats. Ir kadangi šiuo momentu mes žinom, kada ta krizė bus ir kokio ji bus dydžio, pagal mano skaičiavimus tai bus lygiai tokio pačio dydžio kaip ir buvo, nes aš turiu skaičiavimus, kiek mes tada gaudavom europinės paramos ir kiek mes iš bankų buvo imta į metus, pavyzdžiui, 8 metais, kiek buvo paimta paskolų, tai sudėjau šitas sumas, gavosi 3 milijardai ir dabar tas pats yra, tik dabar mes daugiau europinės paramos įsavinam, kuri 2020 metais pasibaigs. Ir arti milijardo imam kreditų. Kada pasibaigs europinė parama, žmonės neturės kuo atsiskaityti šitą, kada kišenės bus tuščios, tada jie ir neims tų kreditų. Antra, jam ir bankai neduos užtat, kad jie žinos, kad jis negalės atsiskaityti. Tai taip, kad šitą... Manau, kad šitą knygą labai padės žmonėm pagalvot, analizė praeitos krizės, padės savo veiklą formuoti tos krizės atveju, kada mūsų laukia, pasiruošti tai krizė. Gerai, tai tada garbusis Stasy, ar vis dėlto galima lyginti 2006-2007, kai jūs pradedate rašyti šitą tekstą, su 2016-aisiais. Tada buvo iki krizinis laikotarpis, dabar 2016 dar krizės nėra, bet Juozas Zykus sako... 4 metus laiko. Juozas Zykus sako, aš žinau tiksliai, kad ta krizė ateis. Na, tam tikrų analogijų aišku yra ir neatsiknai tos knygos viršelėje, jeigu ten surastumėt kur nors, yra toks piešinys, reiškia tualetinio popieriaus laikiklis ir ant jo suvinioti eurai, aš jau tada žinojau, kad tos eurus mes aišku turėsim anksčiau ir vėliau. Ir stambesniai banknotai 100, 200, 500 jau suglamžyti ir panaudoti, taip sakant, ir liko ten smulkesniai. Tai tokia metafora, aliuzija į būsimosius laikus. Tai yra 2010 metais tas paveikslas yra nupieštas, reiškia,
labai gero knygų viršelio dailininko Každailio, reiškia Daumanto. Ir tai neatsitiktinai tas paveikslas yra ir ten yra kitų karikatūrų, piešinių, reiškia, nes norėjusi šiek tiek pagyvinti tą knygą, kuomet, reiškia, mes masyviai importuojam pinigus iš ES, tą ir turėjau menį, reiškia, ir eksportuojam dėja savo žmonės. Kitaip sakant, tai mūsų yra prekybos balansas. Imam pinigus iš išorės, tuomet dar buvo pinigai ir iš Skandinavijos bankų, iš Švedijos konkrečiai, reiškia, importas kreditų vyko, reiškia, ir suprantama, ES paramos importas vyksta, reiškia. Ir tie procesai, kai jeigu jos sudedi į paveikslą kažkokį tai ir bandai suprasti, kad ir supaprastintai, jie atskleidžia mūsų ekonomikos esmę, reiškia, žmonių skaičiaus mažėjimas, švietimo sistemos kokybės problemos tiek vidurinio, tiek aukštojo mokslo. Ir dar vienas elementas, reiškia, Robertas Dargis, Pramonininkų konfederacijos prezidentas, atsiliepimą parašė apie tą knygą, kaip ir kiti žmonės, ir dabartinis premjeras, ir buvę premjerai, reiškia, tiesa, vienas premjeras atsisakė, bet yra pakankamai ten tų nuomonių. Ir Robertas Dargis pasakęs, reiškia, Lietuvoje vyksta permanentinė, tai yra nuolatinė valdymo krizė. Tai yra krizių krizė, taip sakant, krizių motina, reiškia, šalia demografinės, šalia švietimo krizės, šalia tų finansinių perturbacijų, ekonominių problemų, reiškia. Valdymo krizė yra esminė krizė, o visos kitos išvestinės krizės. Taip kad, manau, atėjo laikas, jau dabar šnekam apie tą politinę mūsų kultūrą ir politinės sistemos kokybę, apie politikų kompetenciją ir apie kitus dalykus. Jeigu to dalyko nepavyks čia Lietuvoje sutvarkyti, aš manau, mes vienaip ar kitaip neišvengsim ir kitų krizių. Gerai, apie tvarkymą ir apie ateitį mes dar šnektelėsime, bet man įdomi jūsų nuomonė dėl tos ateinančios krizės tikslios datos. Ar vis dėlto galima taip, sakykime, gal šiek tiek mechaniškai pasakyti, baigėsi ES parama, 20-ieji ir mes taiga puolam ant kelių? Žinot, aš irgi kažkada galvojau, kad baigsis ta ES parama ir kol to laikotarpio pinigai bus įsisavinti, ateis 21-22 metai, tai matyti 22-23 metai yra tas laikas, kuomet bus blogiau. Vėliau šiek tiek. Ar tai bus krizė panaši kaip 9 metų, aš tikrai labai abejoju, reiškia, nes viena vertus tie pinigai nesibaigs visi, reiškia, sumažės kažkiek tai srautas, nes ir ES jau pamatė, reiškia, kad tas pinigų dalinimas toksai, reiškia, yra beprasmis ir jiems patiems, reiškia, jie prikreditavo, prifinansavo čia, reiškia, savo paslaugų ir technologijų pardavė mums, reiškia, vokiečiai ir visi kiti, ar ne, ir išsėmė tas galimybės, reiškia, graikai, ispanai ir kitos valstybės, Lietuva tame tarpe, dabar jau, reiškia, matosi, kad iš tų pinigų ėmimo jau yra išsemtos ekonomikos plėtros galimybės, reiškia. Taip, kad tų pinigų tikrai sumažės, bet jie nenutrūks, reiškia. Tai vienas veiksnys, kuris mažins, amortizuos, reiškia, tos krizės reiškinius. Kitas dalykas, kad tie priklausomybė nuo išorinio kreditavimo, konkrečiai nuo skandinavų bankų skolinimosi iš savo motininių bankų, yra smarkiai sumažėjęs tas dalykas. Tai tie bankai ir centrinis bankas, jie yra pasimokę, kad tas dalykas ir sukėlė čia tą krizę, jie nenori viešai to pripažinti, tačiau viduje patys, aš tą žinau puikiai, reiškia, jie tos dalykus jau prižiūri, tvarko ir tos rodiklius seka. Taip kad krizė, jeigu ir bus, jinai tikrai neturėtų būti tokia gili, reiškia, bus ekonomikos galbūt sulėtėjimas, galbūt net ir nuosmukis, galbūt stagnacija laukia mūsų, vegetacija ilgalaikė. Tačiau kalbėti, kad kažkas panašaus įvyks kaip 90 metais, aš tikrai to nedrįščiau. Taip, tai va, ponė Juozai, yra kietasis ekonomikos nusileidimas, kaip sako Stasys Jakeliūnas, gali būti, bet galbūt jisai nevirs krize. Trinktelsim užpakalį taip. Žiūrėkit, jeigu tai verslininkai truputėlį kitaip masto, nes tie šitas tarnautojai, politikai ir kiti, tai jie gali savo leisti optimizmo. Kad, šiek tiek sukūsim, bet nenumirsim. Tai šitas mes kitaip galvojam, šiek tiek mes blogiausią tą variantą skaičiuojam. Tokius vis tiek, kad jeigu turi sąžinę, tau reikia atlyginti žmogus, tai yra labai nemalonus dalykas. Tai mes tam dalykui ruošiamės ir iš karto. Ar tai mes planuojam savo į kitas šalis, kur leidžiama yra dirbti. Nes pas mus yra valdymo, kaip minėjo gerbiamas Stasys, krizė, užtat, kad yra likusi pusė socialistinio to ūkio, yra 50%, pavyzdžiui, susisiekimo verslas, jis turėtų būti šito
verslo funkcija, bet jį dabar valdo, pavyzdžiui, visiems žinoma viena partija, kuri, kaip sakoma, ir geležinkelius, ir kelius, kelių direkcijas, uostą, savivaldybėse, viešąjį transportą ir taip toliau, ir taip panašiai. Yra viskas. Ir šitoje vietoje yra blogai. Kad jos nebus gal taip, kaip mes piešiam, kad taip liūdna, jis bus kažkur per vidurį, bet ir nebus tokio optimizmo, koks buvo tarp politikų. Užtat, kad jau dabar, ir ką paminėjo gerbiamas Stasys, kad Europa visiškai nenutrauks, bet jau dabar yra paruošus planą. Europa tai galvoja ir Junkerio planas yra, kuris dalins tą paramą, bet tik dalins tada, kada ir prisidės privatus sektorius, nes privatus sektorius negali neefektyviai naudot tų pinigų. Valdiškas tai kas, vieni panaudojo, kadencija praėjo ir nuėjo. Tai gal jūs galite pasakyti, Junkerio planas koks yra dviem sakiniais, jeigu įmanoma? Junkerio planas buvo čia atvažiavęs pas mūsų, nelabai ten, kas susidomė, jis yra dabar ten 300 milijardų paskirta pinigų. Bet tik duoda jos tokiu atveju, duoda ne valstybei, bet duoda projektui. Daleiskim, jeigu statomės metropoliteną, ar ten prisideda privatus sektorius 50 ar 60%, tada likusius irgi jis prideda. Bet ir kur tas yra įskaičiavimas. Kai verslininkui tai puikiai aišku, kadangi verslas įdėdamas savo pinigus į šitą, jis įdarbins žmonės, mokės mokesčius ir vėl ateis į tą biudžetą, o biudžetas atiduos į Europą, į tą patį Junkerio fondą. O tai mes, kaip ES dalis, į tą Junkerio planą įsipaišom kaip nors ar ne? Na tai prašom, sudarykim sąlygas ateiti užsienio investicijom, kapitalų ir... Tai vat ir noriu pasakyti, kad kokia nors šitą Didžioji Britanija, kuri šiandien svarsto ar atsiskirti, ar pasilikti, tai kažkodėl paima 35 milijardus iš kiniečių pasiima. Ir šitos iš Junkerio plano įdaro projektus, leidžia statyti. Daleiskim, lietuviai stato kokiam nors Suomijoje šitą Helsinkį metropoliteną arba plečia Londono metropoliteną. Užtat, kad jie ten prideda privačius tuos pinigus, tai tada ir pasiima iš Junkerio fondo pinigus. O mūšiškiai, ką politikai, kadangi vėl grįžtam prie iš tikrųjų esminės tos valdymo, kaip sakoma, tas, kas valdo, nesupranta šitą tų ekonominių dėsnių. Tai mūšiškiai neįsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, statyti metropoliteną, tai jeigu šiandien Seimas priimtus įstatymą, tai pirmieji pinigai iš Junkerio plano ateitų tik 22 metais. Užtat kažkaip kaip šitą statybininkas, kaip verslo žinovas, kaip visa šitie dalykai, kaip priminėjai sprendimai, kaip projektuojama, kaip organizuojama, tai tik tada. Tai vadinasi, kodėl mes kodėl keliam šitą temą, kad dabar reikia ir renkant ateinančiuose rinkimuose, reikia žiūrėti, kad tie žmonės suprastų šitos ekonominius dėsnius ir kur mes einam. Tai gerai, tai tam mes ir šnekame, bet vėl, garbusis Stasy, tai atrodo, skaitant Tamstos knygą, man klausimų galvot nereikia. Jūs jau visus jos pateikėte. Žiūrėkit, ar naujoji valdžia įveiks krizę? Taip, bus nauja valdžia, neišvengiamai šį rudenį, vėlyvą rudenį krizė, vis tiek kažkokia galbūt ir bus, didelė, nedidelė. Ir pagaliau esminis klausimas, kaip valdyti valstybę ir įveikti krizę. Ar šiandieną mes ruošiamės, ar šiandieną mes pritraukiame, tarkime, tas pačias užsienio investicijas, ar atveriame ir atrišame verslui rankas. Kas yra ta anklodė, ant kurios bus minkščiau kristi krizės akivaizdoje? Aš manau, kad valdžia kaip taisyklė masto labai trumpais horizontais, trumpais laikotarpiais. 4 metų. Maksimum kadencija, kadangi vyksta rinkimai praktiškai kasmet, tai nuo rinkimų iki rinkimų, o kaip aš sakyčiau, dar konkrečiau nuo biudžeto iki biudžeto. Reiškia, tai biudžetai turėtų būti sudarinėjami ilgesniam laikui, 3 metam, galbūt 5 metam ir jų turi būti laikomasi. Tai tada apie projektus reikėtų žiūrėti irgi, kurie, reiškia, susiję su tais laikotarpiais.
Yra tų ekonominių dalykų, kuriuos galima žiūrėti, pavyzdžiui, Valstiečių žaliųjų partija, su kuria dabar bendradarbiauju, siūly savo programinėse nuostatose turėti nacionalinę transporto paslaugų plėtros programą kaip tokią. Nes pavienės savivaldybės, kad ir būtų ar tai Vilniaus, ar kokia kita, jos nepajėgios nei įvertintų procesų, reiškia, būtinybės, nei priimti sprendimų, nei galų gale finansavimo tokio sutelkti, koks reikalingas stambiems projektams. Aš čia nesakau, kad palaikau metropoliteno idėją, nes čia reikia dar techniškai ją įvertinti ir ekonomiškai įvertinti. Reiškia, žinau, kad ponas Zykus ilgus metus darbuojasi ir, reiškia, ir skleidžia tą siūlymą, reiškia, bet paprasčiausiai mes turim ir miesto viešojo transporto problemas, gilės ypač Vilniuje, reiškia, ir visoje Respublikoje, reiškia, tarp miestų, tarp kaimų, tarp regionų, reiškia, susiekimas irgi visiškai sudėtingas, išnaikinti praktiškai autobusų linijos. Lietuvos geležinkelis labai brangiai subsidijuodamas keleivinį transportą, reiškia, palaiko tas linijas, tačiau galbūt alternatyvos yra efektyvesnės, pigesnės ir patogesnės žmonėms. Taip kad aš manau, turint tą tokią nacionalinę viziją, reiškia, galima tada ir verslas ją žinotų, lygiai taip pat kaip ir energetikos srityje, reiškia. Mes turim tą deklaruotą, reiškia, energetinės nepriklausomybės idėją, reiškia, kurią dabar užpildėm stambiais projektais, labai inefektyviais ir brangiais beje, reiškia, ir turim perteklių investicijų į dujų sektorių, pavyzdžiui, ir tuo pačiu skatinam žalią energetiką ar ten atsinaujinančios energetikos projektus, reiškia, ir tai prieštarauja vienas kitam. Reiškia, kitaip sakant, su tom deklaracijom mes nužengę taip toli, kad, reiškia, jau ekonomiškai neefektyvūs gaunasi mūsų tie sprendimai ir investicijos. Taip kad turi būti saugumas, turi būti ilgalaikiškumas ir turi būti ekonominis pagristumas tų strategijų mūsų, tiek energetikos, tiek transporto, reiškia. Kol politikai diskutuoja, reiškia, jie masto labai trumpom kategorijom ir bijo priimti tam tikrų sprendimų, galbūt nepopuliarių dabar, bet būtinų ateityje. Reiškia, pavyzdžiui, kad ir švietimo. Nu, akivaizdu, kad 45 aukštųjų mokyklų, skaitant kolegijas, mes negalim išlaikyti, negalim sau leisti to, reiškia. Bet labai nepopuliaru būtų prieš dėstytojus, reiškia, netgi prieš studentus, reiškia, nes trumpuoju laikotarpiu, 2, 3, 4 metus, būtų problemos, reikėtų prisitaikyti visiems, ar ne, kažkokias uždaryti, liktų patalpų, reiškia, galbūt mažiau studentų reikėtų priimti, ką su tais studentais daryti, ar jie neišvažiuos, ar ne, turi būti alternatyvos ir ekonomikoje, ir darbo rinkoje, turi būti alternatyvos ir švietimo sistemoje, reiškia, profesinis rengimas turi būti visai kitokio lygmens, reiškia, sąveikos su verslu, to, reiškia, profesinio technikumo mūsų visai kitas lygis turi būti, dabar bandymai tam tikri yra. Kaip sakant, tai reikalingi labai sudėtingi palyginti, reiškia, ilgalaikiai sprendimai ir kompleksiniai sprendimai. Politikai, kiek man sutenka su jais bendrauti jau ne vienus metus, reiškia, jie neturi to matymo, ilgalaikio, neturi kompetencijos. Bet tam mokslininkai yra, tam analitikai. Ir jūs beje dirbote irgi su politikais ir problemų buvo, iš tikrųjų, nes jie turbūt sprendė einamosius reikalus. Aš su jais dirbu, aš matau, kaip jie masto. Jie reaguoja į tai, reiškia, kas pasigirs ar nepasigirs viešoje erdvėje, ar jie nukentės jų reitingai ar nenukentės, reiškia, kitaip sakant, čia turi negalvoti apie reitingus. Bet aišku, tam, kad negalvotum apie reitingus, vis tiek tave turi išrinkti. Taip. Kadangi konkurencija politikų dabar yra, turim keliasdešimt partijų, reiškia, ir konkuruoja savo, reiškia, pažadais, nerealiais visokiausiais, reiškia, tai vaizdais, tai rankų paspaudimais ir panašiais dalykais, reiškia, tai normaliem, kompetitingiems žmonėms, kurie masto sistemiškai ir masto valstybės, reiškia, perspektyvom, ilgalaikiam, reiškia, vietos tokioj konkurencijoje praktiškai ir nelieka. Arba turi jau apsimesti, kad tu, reiškia, irgi viską išmanai ir turi šnekėti panašiai kaip jie šnekant, nes tavęs nebus viešoje erdvėje, tavęs neišgirs tada, reiškia, ir tu pasirodysi kaip, reiškia, šnekantis niekus, ar ne, nors šneki labai rimtus dalykus iš tikrųjų. Tai Juozai, iš tikrųjų, tarp žodžių ir darbo tada politikoje yra didelis skirtumas, bet vėlgi mes kažkokias viltis su kiekvienais rinkimais siejame. Žmonės diskutuoja, mes pagaliau diskutuojame čia susirinkę, nejaugi iš tikrųjų tada tokios prošvaisės nėra, na jūsų, jau toks jau arčiau apibendrinimų žodis. Reikalas tas, aš puikiai jo suprantu, žmogus atėjo iš niekur, pasidarė, valdo, daleiskim, tą patį 50% ūkio, nors jis valdo visai neefektyviai tą dalyką.
Bet jis baigėsi kadenciją, jis neturi kur eiti, jis neturi kitos specialybės, jis tu nori, nenori, jis laikosi ten įsikibęs į šitos dalykus. Jeigu ateina ten daleisiu, kuris milijonus turi, nu tai jis išeis ir nusispjaus, sakys, tokia kompanija aš nenoriu, aš toliau užsiimu ten kokią žemdirbystę, ar ten statybą, ar dar kažkokiu, ir tą kompaniją palieka. Bet turi būti diskusija ant šito. Ir man, pavyzdžiui, ir gerbiamas Stasys paminėjau, kad šitą bendradarbiauja su nauja ateinančia politinė jėga. Ar aš pagal savo patirtį matau, kaip pas mus mąstymas, kad viską gali daryti tik Lietuvos esančiais pinigais, tik biudžeto pinigais. Ir yra į šitą dalyką nenorima įsileisti užsienio kapitalų. Daleisime, tą patį metropoliteną, jį statyti reikėtų ne milijonų, reikia milijardų. O šičia Lietuvoje milijardų nėra tokių atliekamų. Kada tu nuvažiuoji į Müncheną ar ten Kanus, kur yra, ten kaip kartas tokių objektų ieško, ten milijonais nesidomi. Tai ar yra dabar Lietuvoje tokių žmonių, kurie neturi prietarų šitam užsienio kapitalui? Tai gerai, tai čia jau būtų jūsų kaip ir baigiamasis klausimas, tai ir aš dar vieną pridėsiu, Stasy, gerai, dėl užsienio investicijų arba kapitalo ir paskutinis klausimas dar bus, jeigu jūs taptumėte, tarkime, finansų ministru, kas yra realu? Geras klausimas. Tai ką jūs tada darytumėte? Pradėsiu nuo užsienio investicijų. Taip, be abejo, aš manau, yra tas noras, galbūt jisai ne vienodas, reiškia, tarp tų partijų, bet suprantama, kad reikia tų investicijų. Bet su užsienio investitoriais reikia dirbti, reiškia. Reikia jam pademonstruoti, kad tu supranti, ką tu čia nori daryti toje Lietuvoje, reiškia, nes jie neteina, jeigu su tokiais pinigais, jie neteina metams iki rinkimo, ar ne? Taip, jie ateina ilgam, reiškia, jie turi matyti tą kompetenciją, turi perspektyvą matyti, turi stabilumą matyti, reiškia, kad čia nebus kažkokios tai krizės. Ir jeigu ta krizė buvo pas mus, reiškia, ir mes net nežinom, kodėl jinai įvyko, arba bent jau nepripažįstam, tai investitoriai rimti irgi jie klausia, reiškia, o pas jūs bus kita krizė ar nebus, ir ką jūs darysit, reiškia, ir ką jūs išmokote iš anos krizės. Labai natūralūs, paprasti klausimai, ar ne? Taip. Kol to nėra, reiškia, tai čia apie labai rimtus investitorius, reiškia, su milijardais. Suprantat, mūsų valstybė traukiasi, reiškia, mažėja žmonių skaičius, jie labai seka tuos dalykus ir rimti investitoriai puikiai išmano tos ekonominius procesus. Tai taip, jau tada į pirmą atsakėte, o dabar, kai jūs tampat finansų ministru, tai kaip valdot situaciją? Bedirbdamas to patarėjų, reiškia, aš ten įvardinau ir premjerui, ir finansų ministrui 10 finansų sričių, reiškia, kurias reikia pertvarkyti nuo valstybės paskolų teikimo, nuo ES lėšų įsisavinimo principų, privačios ir viešos partnerystės projektai, jie turi būti kitais pagrindais konstruojami, reiškia, ir mokesčių pensijų sistemos, reiškia, mokesčių grupiai teko dirbti ir vadovauti jai, tai tie darbai turėtų būti tęsiami. Taip, kad darbo tikrai yra ir konkrečios rytis man puikiai yra žinomos ir ten problemų tikrai nebūtų. Klausimas, ar tai realu ar nerealu, sunku pasakyti dabar, reiškia, bet jeigu kartais tektų tą darbą dirbti, tai bent jau techninė prasme, aš manau, kad žinočiau, ką daryti. Labai trumpai jūs. Noriu užduoti, man irgi rūpi. Tai klausimą galite užduoti, bet laidos laikas baigsis, paprasčiausiai mes nespėsim. Į tą patį klausimą. Ar leistų žmonėm dirbti šitą Lietuvoje, tuos užsiimtų ar neužsiimtų, ar valdymų užsiimtų, ar užsiimtų šito ūkio klausimais? Ar leistų mums tiesti kelius, statyti tiltus, geležinkelius, tame tarpe metropolitaną? Gerai, klausimas užduotas. Atsakymas labai trumpas. Jeigu tai ekonomiškai pagrįsta, be abejo, kad taip ir skatintume ir netgi siektume, kad tai dabar kitas dar klausimas. Ar jūs leistumėt tam, kuris ateitų su milijardais tą daryti, ar jūs patys tą darytumėt? Valdžia turi kuo mažiau kištis į ekonominius procesus, jinai turi juos koordinuoti ir harmonizuoti, reiškia, o ne pati investuoti. Tai sutarėt? Puikiai, gerai, ačiū Jums tada gerbėmėjai už šitą pokalbį, linkiu sėkmės ir, kai Jūs būsit finansų ministras, tikiuosi susitiksim ne vieną kartą, bet ir iki to, dar manau. Iki to tikrai. Gerai, ir primenu, kad mes bendravome su finansų analitiku Stasiu Jakeliūnu, su Vilniaus metro sąjūdžio vadovu Juozu Zykumi, laidą vedė Audrys Antanaitis, likite su Alku.